Garbė Jėzui Kristui. Per amžius. Toliau tęsiam savo gyvenimo ir tikėjimo kelionę ir šiandien norėtųsi kartu pamastyti apie tai, kad turim tokį tautoj, galėtumėm sakyti, iššūkį, ar ne? Nors vadinamės, kad esam pakrikštyti, kaip ir tikintis ant popieriaus, liaudiškai kalbant. O štai vienas iš pagrindinių tokių Dievo paraginimų 7 dieną švęst, tai reiškia pripažinti, kad šita diena yra Dievo diena. Vis tiek jį yra viešpaties diena, ar ne? Ir staiga matom, kad šitoj dienoj viskas sukasi daugeliu atveju apie žmogų patį. Ne apie Dievą, ne apie dalyvavimą, reiškia ateimą jam padėkoti ir garbinti, bet absoliutus yra ignoravimas. Ir jeigu pažiūrėtumėm į tikrą statistiką, ar ne, kai kalbame su kunigais realiai, kiek ateina žmonių paprastą sekmadienį į šventąsias mišias, mes matom, kad tikrai nesiekiam 10%. Ne, jokių būdų skaičiavom kažkur tai. Nuo 3 iki 5% kažkur. Tai reiškia, apie 95%, kas sekmadienį, per didžiąsias šventės, tarkim, ten gal daugiau, per kažkokius. Gerai. Kodėl tas sekmadienio šventimas toks svarbus yra? Juk Dievas paprastai kažkokiom smulkmenom neužsiiminėja. Ir jeigu jau jis primiktinai pasakė, tai kaip čia dabar? Ko dabar jam Kalėdų ir Velykų neužtenka? Čia labai įdomus, klausimas. Žmogus, iš tikrųjų mes tik tai galvom, kad jis toks šaunus yra, toks geras. Žmogus linkęs greitai labai nužmogėti, o pašaukimas tai mūsų būti sudievintis, tai labai gražiai skamba. Bet kai mes matom, apsidairiom pasaulį, kas darosi, tai nusikaltimai, karo nusikaltimai, šiaip žmogžudystės, niekšybės, išdavystės, žodžiu, žmogus labai greitai nužmogėja. Ir Dievas iš tikrųjų primena, kad nepasinertum į tą, kaip sakyti, kasdienybę, ne tai, kad kasdienybę į pasaulį, į horizontalią plotmę, kad nepamirštum Dievo, turi tam skirti laiko, nepamirštum savo pašaukimo, tam turi skirti laiką. Žodžiu, čia mes galim žiūrėti Išėjimo knygą, neatsiminksiant švęs, kad švęstum, šitą šabo, tiksliau, tą šabo dieną, pagal kūrimo, visą sukūrimo procesą. Sako, Dievas ilsėjosi, bet Dievo nereikia ilsėtis, čia toks yra antropomorfizmas, kad štai, bet Dievas atliko viskas tobulą, ką jis padarė tobulą. Ir kviečia žmogų pažinti Dievą ir jos, kuris tiesiog tobulumą, kūrinijos grožį, bet svarbiausia, kad ir pažintų save kaip Dievo pašauktą žmogų ir santykį su Dievu. Ir tą santykį su Dievu reikia puoselėti, nes tai yra, galim iškart pasakyti, pats svarbiausias dalykas. Tai jeigu mes galim pasižiūrėti, katekizmas atkartojamas, sakysim, Išėjimo knygos 20 skyriaus 80 eilutė, sako, atsimink, kad švęstum šabo dieną. Šabo paskui paaiškinsim, kas tai reiškia, ne? 6 dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet 7 diena yra viešpaties tavo Dievo šabas, nedirbsi jokio darbo. Tai va, jokio darbo nedirbsi. Tai 3 dekalogų įsakymo pabrėžiamas šabo šventumas. Anksčiau versdavo šeštadienis, iš tikrųjų šeštadienis netinka, čia mes senas toks vertimas, bet šabo šventumas. 7 diena yra visiško poilsio šabas, šventa diena viešpačiui. Išėjimo 31 skyrius, 15 eilutė. Tai kodėl taip yra? Tai labai daug prasmių tame yra. Kodėl labai daug prasmių, kad Dievas yra virš visko, Dievas ką primena, kad viską padarė, ir jis sako, ilsėjosi, primena, bet tai ką tai reiškia, Dievas pašventino, palaimino tą 7 dieną, kuri yra skirta jo garbei, kaip jau ir minėjau. Toliau, sako, viešpaties diena, šventas raštas primena, sako, primena Izraelio išvadavimą iš Egipto vergijos, atsimink, kad esi išvestas. Tai čia, jeigu mes kalbam apie Seną testamentą ir apie šabo šventimą Izraelyje. Dabar mes švenčiam nebe šabą, bet švenčiam sekmadienį, tai dar daugiau yra, dar svarbesnė yra šventė. Jiems buvo svarbi šventė, kad štai kur tavo tapatybė, reikia būtinai kalbėti apie tapatybę, apie prasmę. Tai kokia mūsų tapatybė dabar šiandieninio žmogaus tapatybė. Mes pamatysim apsidairę aplinkui, kad mes nematome savo tapatybės ir už tai labai daug tokių
sutrikimų, tokių įvairiausių sutrikimų, visai pobūdžio galėtume sakyti nervinio, ar ten kokio nors ten psichinio pobūdžio sutrikimai, kurie tiesiogiai nesusijęs su kažkokia psichinė liga, bet jie tiesiog susijęs štai, kad žmogus neranda savo vietos. Tiesiog paprastai žodžiais nežino, kas toks yra. Taip, nežino, kas jis yra ir kodėl jis dabar yra. Todėl, kad prarado santykį su Dievu ir kaip išlaikyti tą tapatybę. Ir jeigu mes dienos bėgiai galim daugiau mažiau rasti ir nerasti kažkokį tai pamastymą apie gilesnius dalykus, jeigu sunkiai dirbite, ten labai intensyviai dirbi, nelabai ten rasi tokios galimybės, tos gilesnius dalykus, aiškiai, apmastyti, skirti jiems laiko, tai tave sustabdo, pats viešpats sustabdo, stop, viskas. Žemiški dalykai turi būti sustabdyti ir tada mąstyk, galvok. Ne tik galvok, savo realiais veiksmais, nes ne tik neužtenka sustoti ir sustabdyti, bet realiais veiksmais pašlovink Dievą. Pašlovink Dievą. Įsivaizduojat, pirmas dalykas, iš esmės tam ir skirtas tas šabas, nesustojimas, dabar mes sakom sekmadienis. Sekmadienis dabar, kol per sekmadienį reikia perėti, už tai, kad tai reiškia, jeigu Izraelitus išvedė iš Egipto, iš nelaisvės Dievas ir sako, pagerbk mane, pašlovink mane, nes aš esu tas, kuris sukūriau viską ir tau laisvę duodu, tai dabar juo labiau mes švenčiam sekmadienį kaip 7 arba galėtum sakyti net 8 ir 1 diena, tai reiškia už tai, kad tai yra jau prisikėlimas viešpatės, viešpats išvedė mus iš velnio nasrų, iš nuodėmės vergovės, taigi yra dar tikresnis išvedimas į laisvę, į mūsų tą tikrą tapatybę, kitaip tariant, Jėzus sugrąžino mus tėvą. Tai tada mes turim šlovinti Dievą kūrėją, Dievą atpirkėją, Dievą išganytoją, Dievą tą, kuris laikosi savo sandoros, o mes švenčiam naują sandorą. Tai štai visa mūsų ta bėda, kad mes nešvenčiam tinkamai sekmadienį. Gerai, o kaip švęst? Iš vienos pusės, taip, jeigu taip pirštus ar ne, iš vienos pusės tai yra sudalyvavimas pamaldose, iš kitos pusės, garantuotai tai turėtų būti susijęs su kažkokiu polisiu. Nes pirmadienį laukia kas, naujo darbo savaitę. Taip, tai vienas dalykas. Bet dabar galim pasižiūrėti katekizmą, 2175 numeris ką sako. Sekmadienis aiškiai skyrėsi nuo šabo. Jis yra kas savaitę po šabo einanti krikščionėms jį pakeičianti diena, kurią jie švenčia pagal šabo nuostatus. Per šabo nuostatus reiškia nedirba jokio darbo, išlovina Dievą. Kristaus Velykomis jis įgyveno dvasinę žydų šabo tiesą ir skelbė amžinai žmogaus poilsį Dieve. Juk seno įstatymo kultų buvo rengiamas Kristaus slėpinys ir jo kontūrai simbolizavo tam tikrus su Kristumi susijusius aspektus, kurie gyveno pagal seną tvarką, sulaukė naujos vilties, laikosi nebe šabo, bet viešpaties dienos, kurią per jį ir per jo mirtį patekėjo ir mūsų gyvenimo aušra. Tai vienas momentas, ne? Tai reiškia, mes švenčiam ir švenčiam kaip amžinai žmogaus poilsį Dieve. Tai reiškia, visi mūsų darbai, visa prasmė, visi ieškojimai iš tikrųjų bus atbaigti tik tai Dievuje. Gerai. Ir dabar sekantis numeriukas 2176 dar kalba. Sekmadienio šventimas atitinka prigimtimi žmogaus širdį rašytą moralinę nuostatą, išoriškai garbinti Dievą, prisimint visiems žmonėms parodytą gerumą. Sekmadienio šventimu įgyvendinamas moralinis senosios sandoros įsakymas, tokiu pačiu periodiškumu ir tokia padvasia kiekvieną savaitę garbint savo tautos kūrėją ir atpirkėją. Tai va. Taip, kad mes esam pakviesti garbinti Dievą kūrėją, Dievą atpirkėją. Jeigu taip tiesiog paprastai sakyti, tai sekmadienis yra krikščionio tapatybės šventė. Aš žinau, ką švenčiu, žinau, kodėl aš tai darau, kodėl aš sustoju, aš turiu sustoti, visiškai turiu sustoti. Nei biznis, nei arimai, nei šienapjūtė, nieks manęs neturi, reiškia, blaškyti, nes aš ateinu į gryną į santykį su Dievu. Mišios yra to santykio viršūnė, o po to parėjęs aš galiu ir būti su savo, nes mes esam bažnyčia su savo šeima, ten, gamtoje, namuose, kažką pavalgyti, pasivaišinti, kad ir mano taip pat visa psichologija, mano kūnas taip pat pradžiugtų. Tai va, taip, kad... Nes daugeliu atveju, pavyzdžiui, tą žodį, kurį mes vartojam švęst ar ne, jis nėra savaime suprantamas. Pavyzdžiui, daugelį žmonių, kurie tikrai yra darboholikai ir dirba tikrai sunkiai ir daug, jiem, pavyzdžiui, sustojimas ir kažkoks tai šventimas labiau asocijuojasi, kadangi nėra įpročių, į laiko švaistimą. Kad geriau aš nueičiau, užsimčiau kažkokiu tai, sakykim, darbu, o dabar ką reikia daryti. Štai kaip, pavyzdžiui, sakykim, ar ne, pavyzdžiui, arba yra vieniši žmonės, ar ne, tiesiog tapę.
ateina, tarkim, sekmadienį į šventasias mišias arba neteina į šventasias mišias. Yra diena, kai, kaip tas šventimas, pats žodis švęsti, ar ne? Jeigu žmogus flirtuoja dar tik su tikėjimu ir nepažįsta to prisikėlusio Jėzaus. Tai, kad mes čia labai daug privardinti, labai gražių dalykų, kuriuos reikia realizuoti. Dabar kokia mintis, sakysim. Reiškia, mišios savo keliu, dabar jeigu tai yra šeima, tai šeima vėlgi turi surasti laiko vienas kitam. Ne kažkas kažkur išsilaksta, žinai, ten taip toliau. Reiškia, iš tikrųjų tai neturėtų net būti ir gal net jeigu sportuojam draugė, jeigu ten lankom senelius, ten anksčiau taip ir būdavo, aplankyti senelius savo, ten tėvus, mamas aplankyti, žodžiu, kad tai, nes tai yra bendruomenė, mes esame krikščioniška bendruomenė. Negana to, kaip sakai, yra žmonės, kurie vieniši, tai ta bendruomenė turėtų pasirūpinti, kad man reikia aplankyti vieną ar kitą asmenį, o jei kaip mes esame nuo to tolėje, aplankyti tos vienišus žmonės, brolius ir seseris, kurie neturi tiesiog galimybės su kažkuo tai pabendrauti. Tai va, tai gražiai sako, reiškia, katekizmas, pagal krikščionišką pamaldumą tradiciją sekmadienis skirtas geriems darbams ir nuolankiam ligonių, invalidų, senelių tarnavimui. Tai va. Krikščionis taip pat pašventą sekmadienį skirdami laiką, savo laiką ir dėmesį šeimai bei artimiesiems, nes kitomis savaitės dienomis tai padaryti nelengva. Sekmadienis yra susimąstymo, ramybės, lavinimosi ir susikaupimo viso, kas padeda ugdyti vidinį krikščionio gyvenimą metas. Vidinį krikščionio gyvenimą. Vidinį. Tai reiškia, šiaip tai net ne sportui skirta yra diena, jeigu tai paėmus. Mankštą, aišku, galima padaryti, bet iš tikrųjų tai yra kitiems visai dalykams skirtas metas. Būti kartu, melstis drauge, pasišnekėti drauge, aplankyti. Žodžiu, išgyventi bendrystę, kurios pagrindas yra Dievo garbė, Dievo šlovė. Tai va, tai pagrindas yra, kad štai mes esam Dievo. Ir jam garbė ir šlovė, nes jis mūsų sukūrė, jis mūsų atpirko, jis mūsų veda išganimo keliu ir nežiūri egoistiškai pasaulio, bet nori, kad mes visi būtume išganyti. Tai va. Taip kad labai rimta šventė, o iškai yra įsakymas, įstatymas, kas ją apleidžia, iš esmės naikina pats save. O dabar jeigu žiūrėti iš malonės taško, tai jeigu apleidai šventasias mišias sekmadienį, sunki nuodėmė ir tavęs tai yra neugdai, pažeidi tiesiog Dievo planą, tai tada to malonė dingsta. Ne tik, kad dingsta, tu nusidedi, tai jo labiau ten toj nuodėmės erdvėj, jau toliau malonė aukti negali. Tai yra Dievo pagalba mums nebegali aukti. Tai iškai labai rimtai pasižiūrėti. Jeigu aš noriu, kad Dievas mane pastovi vestų ir laimintų, tai aš turiu ir rimtai žiūrėti į tai, ką jis man pasakė ir ką aš privalau vykdyti. Tai va. Štai kalbant apie tą malonės teologiją, tai irgi labai svarbu žinoti, kad tai nebus taip, kad aš apleisiu sekmadienius ir Dievas mane laimins ir man viskas seksis, nes dabar pas mus yra sėkmės kultūra ir visi nori, kad jam labai labai sektųsi, žinai. Tai drąsiai galima pasakyti, net iš to egoistinio taško, tokio primitavaus egoistinio taško. Jeigu tu nešvęsi sekmadienį, tikrai tau ateis laikas, kai viskas kris iš rankų. Drąsiai galima tą pasakyti, nebūnant jokių pranašų, nes tu išvarei iš savo gyvenimo Dievo, neklausai jo, nesilaikai jo tvarkos. Tai tada bus kaip kažkieno kito tvarka. Ir reikia dar vieną dalyką žinoti. Nėra neutralios erdvės, nes žmonės įsivaizduoja, kad štai, jeigu aš netarnauju Dievui, tai ten piktoji dvasia tai kažkur, taip, Dievas kažkur, tai aš ką noriu, tą darau. Taip nėra. Jeigu neini su Dievu, dvasinis gyvenimas nebūna tuščias, niekada vakumo nebūna. Neini su Dievu, reiškia tavo pasirinkimas eiti su priešininku. Kitaip tariant, eiti su velniu. Drąsiai galima šitą irgi matyti. Net jeigu sąmoningai to... Net jeigu sąmoningai to nepasirinki. Tai jeigu aš pasirinkau, kad štai sekmadienį dirbsiu, pavyzdžiui, kalsiu, tenai kažką darysiu, galima savo drąsiai pasikabinti etiketę, ant randūrą ar dar ką nors. Šiandien aš draugausiu su piktąja dvasia, iš jam tarnauju, aš vykdau jo valią. Drąsiai. Ir paskui neklausk, kodėl tas, anas, trečias, ketvirtas dalykas tavo gyvenime. Tiesiog žinia, kad aš neturiu laiko Dievui ir viskas. Labai gražiai padivardinta. Neturiu Dievą tau, bet turiu kitam laiko. Savo valiai, savivaliai turiu, žodžiu. Žodžiu yra taip kad... Gerai, ir tiesiog pats paminėjai tokį dalyką, žinoma, jis sąlyginis yra ten sunkiai, lengva nuodėmė, nors taip katekizmas įžodina, ar ne? Ir dabar, pavyzdžiui, sekmadienio apleidimas, tas sunkumas, žinom, kad ten... Sunki nuodėmė. Reiškia, lygos atveju ir visą kitą. Norėtųsi pakalbėti tai, ką padarė Covidas. Covidas legalizavo daugelį žmonių, kurie iš tikrųjų kažkokius mažus negalavimus nusigalėdavo ir tikrai ateidavo į šventasias mišias.
dabar tikrai, daugelis galėtumėm sakyti, kad legalizavo tą tokį ištižimą. Man truputį nepatogu, aš jau neįsiu, aš pasižiūrėsiu, vadinkim, ten per televizorių ir visą kitą. Kaip dabar reikėtų subtiliai, reiškia, padrasinti tos žmonės, kad neleistų anksčiau ištižti, nes jeigu Dievas dar davė sveikatos, tai... Tai nežinau, ar subtiliai, nesubtiliai, reikalas labai konkretus, reiškia, mokymas bažnyčios yra toks, ir, reiškia, o visą tai remiasi šventojo raštu, reiškia, kad neapleiskite savųjų susirinkimų, neapleiskite duonos laužimo. Kalbant apie sekmadienio Eucharistiją, tai jeigu mes tą pasižiūrėsime, tai mes tą galime. Taip sakant, negailėkit pastangų. Taip. Nes tai kas tai reiškia, atminti, kad tai šventų mišių šventimas tai būtinai susijęs, kažkas gali, tai būtinai komunijos priėmimas, tai yra paties Kristaus priėmimas. Jeigu mes ne tai, kad tik atėjau mišiuose fiziškai sudėliau, bet aš turiu sąmoningai ateiti susitikti su Kristumi Eucharistijoje, švenčiausiam sakramente, konkrečiai priimti ir su juo bendrauti ir su juo būti. Tai aš tikrai esu krikščionis paženklęs Kristumi. Tai jeigu tie, kurie galvoja, kad štai po COVID aš čia pažiūrėsiu televizorių, kažkaip pabūsiu čia, tai čia neatstoja jokių būdų. Jeigu tik sveikata leidžia, privalai dalyvauti realiai šventosiuose mišiuose, nes tai yra bendruomenės susirinkimas, bendruomenės susibūrimas, tai yra duonos laužimas, tai per vadinasi Eucharistija, dėkojimas Dievui laužant Kristaus kūną ir kraują dalyjantis. Tai turi būti realus dalyvavimas. Kitoks dalyvavimas, jis nesiskaito dalyvavimas. Tai kas yra žiūrėjimas, spektaklio. Tie, kurie negali, aišku, jie iš ten nepaeina, jėgų neturi sveikatos, tai jie dalyvauja dvasiniu būdu, ne dvasinė komunija, taip ir vadinasi, bet tai dėl to, kad žmogus negali, o ne dėl to, kad jisai, aiškiai, jam čia kažkokia privilegija ar alternatyva, kad taip galima. Taip negalima, tai tik tai iš bėdos yra tai va. Ir dar noriu priminti, reiškia, katekizmo kokie žodžiai yra, reiškia, sekmadieniams ir šventėms švęsti reikia bendrų pastangų. Kiekvienas krikščionis turi vengti be būtino reikalo apsunkinti kitus to, kas jiems trukdytų švęsti Viešpaties dieną. Kai įprastiniai, sportiniai, pramoginiai ir panašus renginiai bei visuomeninės pareigos verčia kai kurios žmonės dirbti sekmadieniams, išlieka pareiga pasirūpinti pakankamų savo laisvalaikiu, tikinti jausdami saiką ir artimą meilę sakinimi, tevengia kraštutinumų ir smurto, kurių kartais nestinga masiniuose renginiuose, reiškia. Ką tai reiškia? Sako, nepaisamas ekonominių problemų viešosios įstaigos privalo duoti piliečiams laiką, pailsėti ir garbinti Dievą. Panašios yra darbdavių pareigos darbuotojų atžvilgių. Taip, kad čia, žinai, kitas įgalvos, tai renginiai, kokie čia labai geri dalykai, sekmadienis, taip toliau, pramogos. Iš tikrųjų, krikščionio gyvenimas nėra skirtas pramogai, taip atrodo, kad aš ne prieš pramogas mes kalbam, bet pasižiūrėti, kas pirmoje vietoje yra svarbiausia. Kad neužimtų Dievo vietos. Taip, kad neužimtų Viešpaties vietos. Taip, kad jeigu, apibendrinant, gal galim pasakyti, švęsi sekmadienį, gyvensi gyvenimą, nešvęsi sekmadienį, eini pralaimėjimą, eini pragaro keliu. Grūščiai skamba, bet taip yra. Jo, nes vis tiek neturėjimas laiko Dievui, tai yra pasakymas, praktinis pasakymas, Dieve, tu man trukdai. Aš kaip nors be tavęs, man bus geriau. Tai va, taip kad... Kad Dieve duok iš tikrųjų, kad vėl turėtumėm ir padrasinimo, ir tie, kas yra apleidę, kad Dieve duok iš tikrųjų tą troškimą ir norą sugrįžti prie sekmadienio šventimų. Taip, ir suprasti reikšmę, svarbą. Ir atrasti džiaugsmą tame, kad aš turiu galimybę susitikti su gyvuoju Dievu, išlovinti ir priimti jo meilę. Čia labai svarbu, žinau. Ir galima priminti iš tikrųjų, kad tie paskutinės vakarienės žodžiai, kurie buvo sakyti pirmiesiems apaštalams per kiekvieną šventąsias mišias, skamba mum imti ir valgyti. Taip. Kad turėtumėm jėgų tikėti, kad turėtumėm jėgų mylėti ir taip toliau. Ir kad būtume Dievo pastoviai vedami ir laiminami. Taip, kad štai apibendrinimas katekizme yra toks. Sekmadienis privalo būti švenčiamas kaip pagrindinė privaloma šventės diena. Sekmadienis, įsivaizduot, kiekvienas sekmadienis iš tikrųjų yra Velykų išgyvenimas. Sekmadienis ir kitomis privalomis šventėmis tikintieji įpareigojami dalyvauti mišiuose. Taip, kad reikia išgirsti, nudžiugti, rasti laiko ir vykdyti. Amen. Amen.